21 uždavinukas. Rombo kraštinės ilgis yra 9 cm, nuo aukštinė 12. Apskaičiuok rombo plotą. Tai mes puikiai žinome rombo ploto formulę. Rombo plotas yra kraštinės ir aukštinės sandaugai lygus, kaip ir bet kurio kito lygiagretainio plotas. Taigi mums reikia 9 padauginti iš 12. 9 kart 10 – 90, 9 kart 2 – 18. Reiškia, aš gausiu 108. 108 kvadratinius centimetrus. Nubrėžėme šio rombo įstrižainės, kaip parodyta brėžinyje. Įstrižainės AC ilgis yra va čia 8. Reikia apskaičiuoti įstrižainės BD ilgį. Mes žinome ir kitą rombo ploto formulę. Žinome, kad rombo plotas yra lygus įstrižainių sandaugos pusiai. Taigi aš dabar žinau, koks tas plotas 108 ir jis būtų lygus mūsų įstrižainė AC 8 kart įstrižainė BD ir dalinta iš 2. 8 padalinta iš 2 čia yra 4. Reiškia 4 BD lygus 108. Norint surasti BD, man reikia 108 padalinti iš 4. Na, padalinu 108 dalinu iš 4, po 2, 2 kart 4, 8, 2 čia 7. 27 centimetrai. Štai toks yra mūsų rombo įstrižainės ilgis.